kol aš nežinau va tų visų peripetijų, čia kur iš kur tie pinigai, kaip ten galima, žodžiu, dar ten tus papildomus pinigus gauti, tos visos pasyvių pajamų šaltiniai ir visokie kitokie dalykai, ar ne, kurie čia yra MyValde. Sako, kol aš to nežinojau, man atrodė lengva. Bet kai aš pradėjau jų sužinojusi, tarsi skaičiuoti, žiūrėti į visą tai, sako, aš pradėjau žiūrėti į žmonės kaip į statistinius vienetus maždaug, iš kurių gali parplaukti pinigai. Ir sako, pačiai taip neskanu kažkaip pasidarė, žinai, ir toks, tarsi ir atmetimas tuo pačiu. Tai va, kaip nežiūrėti į žmogų, tą statistinį vienetą, iš kurio pinigai parplaukia. Pasiūlymas, nes tu statistinių turi daug labai, va, kaip tu žiūri. Nes aš žinau, kad tu be galo dosni, daliniesi ir visaip kitaip ir tu atrodo, nežiūri taip. Tai va, kaip tu nežiūri? Papasakok. Aš pasakysiu tau, žinai, šiandien dienai, tai aš taip, tikrai tu pati matai, ne? Aš kalbu visur, kaip visais įmanomais būdais. Socialiniai tinklai, žmogus sutikus, net, aišku, tikrai nenoriu, pavyzdžiui, ten savo draugam įkyrėti, bet draugai vis tiek iš kalbos, ne, visada paklausia, ką tu veiki ir aš vis tiek pasakai. Tai va, tai ta informacija dalinuosi visur, visada, bet kokiais būdais. Ar prisėdai ten, sakykime, traukinį ar autobuse, lėktuve, aš labai dažnai, kada skraidau, tai aš praktiškai visada prasivežu naujų užregistruotų narių, nes visada lėktuve išsikalbi skrisdamas. Tai va, tai esmė ta, kad tiesiog daliniesi ir tas statistinis, aš nežinau net kaip turėtum, manau, kad žmogus pats viduje suprasti, kad aš dalinuosi informaciją, ką žmogus priims, man visai tas pats, ir jeigu žmogus nepriima mano informacijos, arba, ta prasme, sako, čia nesąmonė, arba pradeda bombarduoti, net galima sakyti, tokiais šlykščiais klausimais, tu matai, kad žmogui net neįdomu, bet jis specialiai tiesiog kaip vampyras tave, va dabar aš tave sunaikinsiu su savo klausimais, ten, ne, aš ten žinau, ten girdėjau, ten dar taip, anaip. Tai mane toks juokas ima ir aš viduje visada pagalvoju, pats tu kaltas, jeigu tu manęs neišgirdai. Ir viskas. Ir tada taip lengva, nes jis, nepriėmė, jo reikalas, jo pasirinkimas. Tai nežinau, žinok, net kaip atsakyti į šitą klausimą, kaip nežiūrėti kaip į statistinius vienetus, nes tiesiog, kai pasieki tą momentą, kai tu žinai, kad aš tikiu kompaniją, aš tikiu tuo, ką darau, žinau, kad tai vertinga žinia, vertingi projektai ir man visai tas pats. Priims jisai tą informaciją ar nepriims. Next. Viskas. Eini ir daliniesi. Aišku, tai normalu, nors aš čia esu 14 metai, tikrai nėra, kad 100% visi mane girdėtų. Tu pameni, aš ir tau turbūt esu sakiusi, jeigu tu netgi pakvieti žmogų, sakykime, į pokalbį su manim, kaip jau su profesionalu, kuris šiat kompanijoje daug metų, aš visada sakau, aš nesu Dievas. Aš nežinau to žmogaus pasirinkimo. Nes ir individualios konsultacijos metu aš galiu atsakyti žmogui į klausimus, aš jam galiu parodyti vertybės, šitos kompanijos vertę, kas jam naudinga, galiu jam patarti pagal jo galimybės ir norus, jam patį geriausią variantą, kokius žingsnius reikėtų padaryti. Aš tik tai galiu būti patarėjas, bet aš nesu Dievas, numatantis, ką jisai sprendimą, arba aš jo, ta prasme, gink Dieve, nevarau žmogaus į kampą, kad tu dabar privalai čia ir dabar kažką tai padaryti, nes tu privalai, ne? Jau seni laikai, taip kažkada, kai aš išėjau į tinklinės rinkodaros kompanijas, kažkada tai buvo prieš 25 metus, kaip sakau, kaip grobiai, o čia tie statistiniai vienetai, šaudai, ne? Aš atėjau dabar šaudyti, ne? Ir čia jau turiu dabar įvarytą į kampą, nušausiu ir turėsiu narį. Tai čia tai va grubiai, ne? Taip. Yra žmonės turbūt tai jau to ir bijo tinklinės rinkodaros įmonių, todėl kad labai panašių principų, tu turi davesti iki galo, kad įvyktų sandoris, bet čia yra ne tik su tinklinė rinkodara. Tas pats yra su draudimų kompanijom, taip pat, kur yra pardavimai tiesioginiai, tai yra net profesionalumas, tipo, tu neprofesionalus, jeigu tu nedavedė iki galo ir nėra rezultato. Bet galbūt aš geriau būsiu tas ale neprofesionalus,
bet aš nesugadinsiu santykio su žmogum ir leisiu jam pasirinkti ir aš žinau, tas žmogus sugrįš.